Apie ką pasirodymas? Pasirodymas yra susijęs su pačiu pavadinimu jo, Second Sight, tai jeigu išvertus į lietuvių kalbą, tai reiškia aiškiaregystė arba antrąjį matymą. Tai viskas suksis aplink 5 tam tikrus žmogaus pojūčius. Kaip aš ir minėjau prieš tai, kad mentalistas yra tas žmogus, kuris naudojasi savo 5 turimais pojūčiais, kad sukurtų iliuziją, kad turintis 6. Aišku, visas pasirodymas neapsieis ir be žiūrovų dalyvavimo, nes žiūrovai yra pagrindinė šio viso pasirodymo dalis. Nes be jų tai būtų visiškai neįmanoma. Vadykit save vienu žodžiu. Didelis. Įmant pirmąją dalį, tai pirmoji daly aš supažindinsiu žiūrovus su pačiu mentalizmu, kas tai yra ir kodėl būtent šis žanras mane labiausiai, kaip sakoma, žavi. Raudona arba apie mėlynas yra diapačia. Pusės nėra. Gerai. O antra dalis pasirodymo bus truputį baugesnė ir tamsesnė. Ten bus tam tikri eksperimentai susijusi su, galima sakyti, blogąją mano pusę. Ir tuo tarpu kulminacinis, paskutinis numeris suksis aplink tam tikrą vieną stiprų įvykį mano gyvenime, kuris pakreipė mane būtent į pačio mentalisto karjerą. Apie ką įvykis, koks įvykis buvo, iš tikrųjų galbūt dauguma žino, bet kartoti įvykį ir pasakoti apie jį negaliu, nes to įvykio dėka aš esu mentalistas šiuo atveju ir su juo aš užbaigiu savo visą pasirodymą.